S&P 500 indeksas per šią savaitę pakilo daugiau nei 25 punktais, tai yra 0,5% augimas per savaitę. Ir mes pamenate, praeitą savaitę kalbėjomės apie raudoną rugpjūtį, kai 3 iš eilės savaitės buvo kritimo savaitės. Grafike štai matome 3 iš eilės raudonas krentančias žvakes. Čia viena žvakė žymi vieną savaitę. Na, o tokia dinamika paprastai nežada nieko gero, žiūrint iš techninės pusės. Bet 4 rugpjūčio savaitė, tai yra paskutinė žvakė grafike, yra žalia. Tai kol kas kritimas sustabdytas ir dabar labai įdomu, kaip užsidarys visas mėnesis. Todėl žiūrėsime, kokios nuotaikos bus kitą savaitę ir apie tai pasikalbėsime kitą savaitę. Na, o šiame video mes aptarsime pagrindinės šios savaitės naujienas. Pasikalbėsime, kas laukia investuotojų artimiausioje perspektyvoje. Na ir, kaip visada, ieškosime naujų idėjų savo investiciniam krepšeliui. Labas, čia Investor LT. Savaitės pradžia tikrai nežadėjo nieko pozityvaus. Momente buvome nukritę ties 4363 punktų riba. O jūs žinote, kad mes turime stipresnį palaikymą ties 4300 punktų riba ir jeigu neatsilaikome ten, tada galime pasiekti 4200 punktų ribą. Todėl savaitės pradžioje atrodė, kad judame būtent pagal šį scenarijų, plus visi laukiame penktadienio, tai yra kasmetinio suvažiavimo Jackson Hole. Na, o šis simpoziumas subūrė pasaulio centrinius bankininkus. Ir aš priminsiu, kad pernai po Fed vadovo Jerome Powello kalbos Jackson Hole mes matėme nemenką išsipardavimą. 10 metų iždo pajamingumas šoktelėjo nuo 3 iki 4%, o akcijų rinka nukrito 15%. Na ir tokios nuotaikos tęsiasi iki spalio mėnesio, kuomet jau buvo pasiektas dugnas. Todėl dabar irgi buvo labai įdomu pamatyti, kaip rinkos reaguos į pono Jerome Powello kalbą. Bet šį kartą masinio išsipardavimo nebuvo, bet negali dar sakyti, kad jo ir nebus. Nes visgi prisiminkime, kad ne rugpjūtis, o rugsėjis paprastai būna silpnesnis mėnesis, kuomet ir vyksta stipresni išsipardavimai. Todėl žiūrėsime, koks bus ruduo, galbūt 3 ketvirčio rezultatai investuotojų nedžiugins ir per ketvirtinius atsiskaitimus spalio, lapkričio mėnesiais mes galime pamatyti stipresnių išsipardavimo tęsinį. Plus, nepamirškime, kad rugsėjo paskutinę dieną JAV baigėsi finansiniai metai ir iki to kongresmenai turi susiderinti biudžetą. Kol kas demokratai ir respublikonai, aišku, kad nieko nesusitarė, tai čia irgi dar gali būti visokiausių cirkų, dėl ko investuotojai nebus baisiai patenkinti. Ir klausimas, ar bus toks jau didelis noras tokiame fone toliau pirkti akcijas. Žinoma, kai bus ateinantį rudenį, niekas nežinom, todėl pagyvensim, pamatysim. Bet kuriuo atveju, jeigu bus rinkoje rudeninis negatyvas, tikėkime, kad jis truks neilgai, vėliau galbūt vėl pamatysime trumpą Christmas rally, na ir tada jau įžengsime į 2024 metus. Ir tada žiūrėsime, ar jau bus gerokai prispausta JAV ekonomika, kokia bus tolimesnė Fed politika. Nes nepamirškime, kad kiti metai jau yra prezidento rinkimų metai. Todėl reikės greitai suktis ir kovoje su infliacija ir su galima recesija, nes, kitaip nebus kuo pasigirti prieš rinkėjus. Todėl labai tikėtina, kad 2024 metų pradžioje jau bus pradėta mažinti palūkanų normą, tuomet turėtų ir obligacijų rinka atsigauti. Žmonės norės užsifiksuoti garantuotas aukštos palūkanas, todėl turėtų obligacijas atpirkti. Tuomet greičiausiai ir auksas turėtų augti, o su juo ir kripto. Na, o akcijų rinka tuomet galbūt koreguosis žemyn. Ir jeigu net nebus didelio negatyvo rinkoje, tai gali būti tiesiog pinigų persiskirstimas. Ir iš istorijos mes žinome, kad Fedas palūkanas mažina tada, kai jau tikrai sunku ekonomikai, tai jeigu tada kompanijų akcijos bus brangios, kaip yra dabar, o jų verslo rezultatai nuviliantis, nes neaugančioje ekonomikoje verslui labai sunku auginti pelną, o investuotojai nori turėti tokias kompanijas, kurios džiugina savo rezultatais ir kurių ateities perspektyvos yra puikios. Todėl jeigu bus nusivylimas, investuotojai tikrai norės užsifiksuoti pelną, tai yra išaugusias akcijas parduoti.
O kitais metais Fedas palūkanas tiesiog bus priverstas mažinti, nes tikiu, kad tokios aukštos palūkanų normos jau bus spėjusios padaryti savo juodą darbą ekonomikai. Plius valstybės skolos yra didžiulės, o skolas reikia aptarnauti, tai yra mokėti už jas palūkanas ir laikui einant vienos jų obligacijos baigėsi, todėl reikia naujai skolintis, o naujos obligacijos jau yra su gerokai aukštesnėmis palūkanomis. Ir kai skola yra daugiatrilijoninė, tai žiūrėk, to viso trilijono reikės per metus vien tos skolos aptarnavimui. Kol kas iždo departamentas pasirodo skolinasi trumpam laikotarpiui iki metų ir fiksuojasi aukštos palūkanas tik metams, nes suprantama, kad geriau dabar pakentėti ir sumokėti daugiau palūkanų, nei ilgam užsifiksuoti, pavyzdžiui, 5%. Kol kas iždo departamentas gali skolintis trumpam laikotarpiui, nes sistemoje yra pinigų ir yra kas tas skolas greitai išperka, bet kažkada baigsis tų trumpų pinigų skolinimasis, kažkada Janet Yellen bus priversta leisti ilgalaikės obligacijos, todėl iki to laiko reiks atitinkamų veiksmų. Jeigu prie šio kanalo prisijungiai neseniai ir ne viskas aišku, apie ką mes čia kalbamės, tai labai kviečiu pasižiūrėti video apie obligacijas, apie tai, kaip sistemoje atsiranda pinigai, apie augančias skolas, na ir kitus video, grojaraštį Pinigų akademija arba Investor LT mokykla. Nes ten mes ir kalbamės apie tai, ką turi žinoti investuotojas. Grįžkime dabar prie Fed pirmininko Jerome Powello penktadienį Jackson Hole pasakytos kalbos. Nors kažko labai naujo neišgirdome, jis tiesiog kalbėjo apie tai, kad stebės makro duomenis ir jeigu bus būtinybė kelti dar kartą palūkanas, tai jis tą ir darys. Ir kol kas apie jokią pauzę negali būti kalbos, nes iki 2% infliacijos lygio lieka pati sunkiausia mylė. Todėl dabar atleisti vadžių jie negali, nes labai nenori padaryti klaidos, kai per anksti pradedi švelninti pinigų politiką ir tada infliacijos banga gali smogti antrą kartą. Todėl Fedas pasirengęs toliau laikytis griežtos politikos, laikyti aukštas palūkanų normas, o tai labai žinoma silpnina ekonomiką. Ir po truputį tą jau matome, nes vis griežtėja kreditavimo sąlygos, kas stabdo vartojimą, stabdo verslų augimą. Pamažu lėtėja darbo vietų augimas, todėl mes turime sulaukti to momento, kai aukštos palūkanos pagaliau pasieks galutinį tikslą. Pavyzdžiui, ko aš nesitikėjau, tai kad taip ilgai reikės laukti, nes aš tikėjausi, kad taip staigiai keliant palūkanas ekonomika bus užlugdyta daug greičiau, bet pasirodo, kad ne taip greitai viskas vyksta. Nors, aišku, jau po truputį lenda problemas, mes girdime apie bankrotus, apie tai, kad nesurenkama pakankamai mokesčių, JAV biudžetas deficitinis. Taip pat šią savaitę buvo paskelbti preliminarūs rugpjūčio mėnesio pirkimo vadybininko indekso duomenys PMI ir šis indeksas parodė, kad JAV verslo aktyvumas pastebimai sumažėjo, lyginant Liepą ir rugpjūtį. Bet kas ypač nemaloniai nustebino, tai Europos zona, o ypač Vokietijos situacija. Nors matome iš grafiko, kad Anglijoje irgi ne ką geresnė situacija. Tai augančios palūkanos geopolitika tikrai atlieka savo juodą darbą. Kalbant apie Europą, na jūs žinote, kad aš stengiuosi apie ją per daug nekalbėti, bet po paskutinio video jūs prašėte nors kažkiek skirti ir Europai laiko. Tai Jackson Hole, Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde savo kalboje nerimavo dėl prastėjančio augimo perspektyvų. Na ir kaip rašo Reuters, neva slapti šaltiniai iš ECB jiems pašnibždėjo, kad gali būti taip, jog palūkanų kėlimas bus sustabdytas. Nors viešai tokių pareiškimų tikrai nebuvo. Aš priminsiu, kad ECB kiekviename iš pastarųjų 9 susitikimų visuomet kėlė palūkanų normas ir paskutinį kartą tą padarė Liepos 27 dieną. Tai žiūrėsime, ar rugsėjo mėnesį Fedas ir ECB palūkanas kels, ar visgi nuspręs bent jau laikiną pauzę paskelbti. Labiau tikėtina, kad pavyzdžiui Fedas, kaip anksčiau pradėjęs didinti palūkanas, gali anksčiau pradėti ir švelninti savo politiką. Kitas dalykas, JAV palūkanų norma dabar yra aukštesnė nei infliacija. Todėl gal tikrai užtektų laikyti palūkanas ir nebekelti jų, o tuo tarpu Europoje yra kiek sunkesnė padėtis. Eurozonos infliacija dabar siekia 5,3% ir iki tų pačių 2% tikslo yra kur stengtis. Todėl labai realu, kad šiemet dar bus bent vienas pakelimas, pavyzdžiui, 25 baziniais punktais iki 4%.
Aiškiau bus po kito infliacijos duomenų pateikimo rugpjūčio 31 dieną, na ir po paties ECB naujų ekonominių prognozių pateikimo. Aš priminsiu, kad kitas ECB posėdis įvyks rugsėjo 14 dieną. Grįžkime dabar prie JAF reikalų. Dar vienas svarbus dalykas šią savaitę įvyko. Kaip žinote, vis dar tęsiasi ketvirtinio ataskaitų pristatymas ir šią savaitę atsiskaitinėjo Nvidia. Ji pateikė stulbinančiai, nuostabiai, tiesiog superinę ataskaitą, po kurios akcijos kaina pasiekė visų laikų rekordą. $502.66 už akciją, bet šiems vertybiniams popieriams nepavyko ilgai išsilaikyti tokiame rekordinėme lygyje. Visgi investuotojai jau nebeatrodo tokie užtikrinti, kad akcijos tik į viršų gali augti. Manau, susizgribo, kad pelną kartais reikia fiksuoti, ypač kai akcijos kaina tampa nenormaliai didelė. Pavyzdžiui, dabar, kai Nvidia akcijos nuo piko nukrito ir siekia $460, tai dabar jos PE rodiklis yra 111. Priminsiu, kad tik per šiuos metus čipų gamintojos akcijos pabrango 231%. Pasiektas pelnas vienai akcijai siekia $2.70, analitikai tikėjosi $2. Priminsiu, kad prieš metus jos EPS siekia 51 centą. Tai pelno augimas virš 500%. O kodėl tokie geri rezultatai? Mes iš dalies jau kalbėjomės, labai suskubo Kinijos didžiosios technologijų kompanijos iš anksto užsipirkti, nes, kaip žinote, nuo kitų metų gali įsigalioti draudimai tiekti Kinijai čipus. O be jų stos Kinijos IT technologijų vystimasis, dirbtinio intelekto plėtojimas ir panašiai. Todėl jų užsakymai, kol dar niekas neuždrausta, buvo milžiniški, greičiausiai ir ateinantis ketvirčiai šiai kompanijai bus labai neblogi, bet turėkime omenyje tai, kad kiek ilgai jis sugebės tokiais tempais augti ir kiek ilgai tokie pardavimai bus. Nes žiūrėkime, kad kitais metais jau bus užpildyta rinka ir nebebus kam tiek pardavinėti. Todėl tikrai būkite atsargus su tokiais kompanijų pirkimais. Aišku, dabar medijoje pasirodė straipsniai, kad Nvidia tai yra antroji Tesla. Kas pamenate, tai Tesla irgi labai ilgai buvo lūkesčio kompanija, augimo kompanija, kai investuotojai sutiko mokėti brangiai už sparčiai augančią kompaniją ir nesvarbu, kad atsipirkimas bus už 100 metų. Tačiau, turime suprasti, kad dėja, bet ateina toks laikas, kai kompanija nebegali augti tokiais tempais. Nebent jūs galvojate, kad ji ir kitais metais, ir dar kitais metais parodys 500% pelno augimą. Analitikai dabar tikrai prognozuoja jos stiprų augimą, jai ir reitingą pakėlė, ir dabar tikslinė jos kaina pagal analitikus jau yra virš $700. Bet aš tikrai nesiūlyčiau vadovautis tokiais analitikų postringavimais, nes kažin ar toliau bus toks augimo tempas. Kita vertus, šitai kompanijai investuotojai būna žiaurūs. Jūs pasižiūrėkite į kainos grafiką, kokiais tempais ji per savo istoriją yra kritusi žemyn. Todėl aš čia visiškai neturiu jokio intereso. Geriau yra pasižiūrėti tas kompanijas, kurios yra neįvertintos, atpigusios. Ir jeigu jos pasieks savo užsibrėžtus tikslus, tai anksčiau ar vėliau jos bus vėl atitinkamai vertintos. Nes pigios ir geros kompanijos, auginančios pelną, neužkredituotos, mokančios dividendus, tikrai ilgai neįvertintos nebūna. Mano neilgai, tai reiškia iki 1,5 metų. Aš sekmadieniniuose video dažnai dalinuosi kokios nors kompanijos grafikų, tai šiandien pasidalinsiu Nike grafikų. Aišku, kad čia nėra rekomendacija pirkti, aš tiesiog dalinuosi, nes galbūt tai bus kažkam naudinga. Čia esu nusibraižiusi palaikymo pasipriešinimo lygius, apskaičiavusi tikslinę kainą, ji visada būna pažymėta balta spalva. Dabar jau rašau ir datą, kada skaičiavau tikslinę kainą. Beje, visuomet stengiuosi po ketvirtinio ataskaitų pasitikrinti, ar niekas nesikeičia įmonės ateities gairėse ir ar nereikia keisti tikslinės kainos. Todėl aš daug dirbu ir skiriu tikrai daug laiko tam ir kol kas didesnė dalis pasiteisino. Ačiū Jums, kad buvote kartu, ačiū, kad nepamirštate paspausti laiko, parašyti komentarą, tas labai padeda šiam kanalui augti. Kaip visada, susitiksime kitą savaitę, visiems linkiu sėkmės, linkiu pelningų sandorių ir geros nuotaikos. Iki.